Kalbėjau ką tik su savo draugė, sako, tu įsivaizduoji, aš antroj pakopui sukaupiau 4200. Nu, tai sakau, tu įsivaizduoji, kad tu tą sukaupiai daugiau nei per 12 metų, o mūsų bendrovė kiek sukaupiai? Per 5 metus. Va tau ir atsakymas. Tai abidvi padiskutavom, jinai nedirba su finansais, jinai apskritai yra meniška asmenybė, bet ką aš noriu pasakyti, jinai per 12 metų non-stop dirbdama pagal darbo sutartį ir tikrai gauna nemažas pajamas, jinai sukaupė 4200. Kompensuoja, jinai per 5 metus, nes jinai pas mane prieš 5 metus pasirašė sutartį, dar nenorėjo, nes Aleva turi tą antrą pakopą ir taip toliau, sukaupė realiai daug daugiau per žymiai mažesnį laikotarpį. Todėl aš ir sakau, čia reikia nelaukti, čia reikia negalvoti, kad ai, tai čia gal pasiliksiu, tegul ten tie pinigai guli, ar čia reikia tiesiog pasiimti tai, kas jums yra duodama ir įdėti į tuos fondus, kuriuose per trumpesnį laikotarpį uždirbate 2-3 kartus daugiau. O dar, mes turime paruošę jums tokią lojalumo skatinimo programą tiems žmonėms, kurie ateina su antros pakopos tikrai tokiu nemažu portfeliu. Tai gali būti 1000, 2000, 3000, 10 000. Jūs patikėkit. Jūs per kelis metus galite turėti tokią pinigų sumą, kad galėsite drąsiai savo tiesiog nusipirkti būstą. Turėti pradinį minusą, bent jau tai tikrai.